Sveiki bičiuliai, su metro šiandien turėjau gerą iššūkį. Atėjau, galvoju, tokia šalis, technologiškai pirmaujantį visam pasaulyje, laisvai nusipirksiu bilietuką ir nenusipirkau su kreditinė kortelė ir kieno tik klausiu, cash, duok grynais. Ir čia nebuvo pačioj stotyje, tai žingsniavau atgal į viešbutį. Labai irgi keista, sunkiai kalba viešbutį irgi angliškai. Šiaip ne taip. Išaiškino, kad nueičiau į parduotuvę. Nuėjau į parduotuvę. Čia gražus. Nuėjau į parduotuvę. Parduotuviai mergaitė irgi angliškai nekalbėjo. Su telefono pagalba išvertė, kad kortelę galiu nusipirkti, bet priimti pinigų, padėti ant kortelės pinigų, kortelę irgi negaliu. Kreditinę kortelę turiu omenyje ant keliavimo kortelės. Nuėjau į kitą parduotuvę, gal ten kažką, jinai nesuprato, ne, tas pats pasirodo, tik tai parodė, kur randasi, kur yra grynųjų automatas. Nusėmiau grynų, nuskaitė porą eurų ir šiaip netaip nusipirkau. Mačiau, kad kažkoks depozitas dar yra, tai dabar galvoju, šiaip įdomumo dėliai pabandysiu. Jo, atidavė tą nediduką depozitą. Klausiu darbuotoją, ar galima nuvažiuoti į oro uostą. Tai kaip ir supratau, kaip ir galima. Nereikės man važiuoti į stotį. Beje, aš galvojau, gal čia kaip šalis esanti karo stovyje su Šiaurės Koreja. Aha, va, taip pat shelter su Šiaurės Koreja. Gal neleidžia filmuoti labai, kur tik tai nori filmuoti, kur nori. Ne oro uoste, metro, tai nekalbu, bet kur gatvėje. Visiškai. Ir va, išėjau į naktinį Seulą. Čia šalia upės Hana aš gyvenu. Kaip vakar ir sakiau. Tik tai toliau nuo pačio to, kaip aš supratau, centras. Nieko neskaičiau, neturėjau kada. Tiesiog labai patogiai pasinaudojau miesto apžvalginiu autobusu. Ir viską sužinojau eigoje. Žiūrėjau. Tai tiek. Jeigu jo reiks kam nors patarimų kaip Korėjai, viską dabar žinau. Nu, viską. Tiek, kiek galima sužinoti per porą dienų. Kreipkitės, paaiškinsiu. Ant Sonja.